Pagrindinis yra, kolegos, kur dalykas, kad autobusiukas perkamas ne 24 metam, o autobusiukai bus perkami 25 metam. Tai viešuosius pirkimus ir užpirkimus turi daryti šičia. Ką kalba finansų ministrė, kad tai prie savarankiškų funkcijų, gerbiama Gintarė, tikrai šiandien šiuo metu savivaldybės 24 metais žymiai gauna daugiau. Bet 25 metų prognozės yra daug prastesnės. Jūs savo biudžete teikiate, kad deficitas yra 3 procentai, grubiai 2,9. Su rezervais jūsų deficitinis biudžetas šiandien yra 3,9–4,2 procento. Tai labai neįsivaizduoju, kaip jūs gaunate tos 3 procentus. Bet matyti, čia yra aritmetika ir matematika. Kitas yra dalykas, gerbiama finansų ministrė, kaip žinote, yra numatyta praktiškai kiekvienam regione, kiekvienam rajone per ateinančius 24 metus sumažinti po 2, po 3 švietimo įstaigas. Tai ką tai reiškia, jūs net nenumatote prie savarankiškų funkcijų savivaldybėm finansavimo, kad už sumažinus mokyklas, jas uždarius, mokinių pavėžėjimas padidės trečdaliu. Ir kada mes dabar savivaldybės planuojame 24–25 metų jau biudžetus, dėliojame skaičius, mes akivaizdžiai matom, kad mums šitų pinigų neužtenka ir trūksta apie 30 procentų. Todėl tikrai, gerbiami kolegos, kviečiu pritarti geltoniesiems autobusiukams, kad būtų skiriama iš valstybės biudžeto 6 milijonus, nes tie pirkiniai arba tos investicijos bus 25 metam.